Sveiki, šiandieną mes esam sporto klubo Nagli Žym patalpose kartu su Sporto bulvaru ir šiandieną mokinsimės kojų smūgius. Kaip galima atlikti kojų smūgius bušido kovose ir tuo pačiu kitose kovos menų grupėse, sporto grupėse. Taigi, praeitos pamokėlės buvo kaip rankom smūgiuoti, šiandieną mokysimės kaip smūgiuoti kojomis. Labai svarbu, kaip ir visuose pamokėlėse, kaip ir kalbėjau, labai svarbu stovėsena. Turi būti jums patogi, kulnai kažkiek pakelti, kaip ir minėjau, kad tartum palystų žurnalas po kulnais, kad jūs kažkiek į priekį būtumėt pasvirę. Ir pradėsime nuo smūgių prieš save, tai vadinkime gerį smūgį. Rankos pakeltos, kad dengtumėtės nuo priešininkų, kad jūs negalėtų atakuoti. Ir geris smūgis darosi taip. Koja susilenkia prie jūsų kuo arčiau krūtinės ir smūgiuojama yra su šita pėdos dalimi. Tai yra, vadinkime, ne su pirštais, bet su pėdos priekinė dalimi. Kaip tai atrodytų praktiškai? Pademonstruosiu keletą kartų ir per vaizdo įrašą jūs matysite, kaip galėtumėt patys treniruotis. Kaip pastebėjot, koją keliu prie krūtinės ir nuo savęs stumiu, tuo pačiu kūną atitraukdamas nuo kojos, tartum kaip sprendžina būtų. Susistumia ir spirokliuojam. Ir labai svarbus momentai yra tai, kad jūs su smūgis turėti tiesiai. Jeigu jūs smūgiuosite taip, kad koją žemyn nuleisit smūgio pabaigoje, tai smūgio efektingumas ženkliai sumažėja. Lygiai tas pats, jeigu aš smūgiuosiu ir į viršų užkelsiu smūgį, taip pat smūgio efektingumas sumažėja. Turite įsivaizduoti taip, tartum yra vinis lentoj ir jūs norite jį kalt. Jeigu jūs į viršų koją pakelsit, užlenksit vinį, jeigu žemyn taip pat užlenksit. Tai vėl mechanikos dėsnis tai, kad norint smūgį padaryti efektingų ir stiprų, jūs turite tiesiai tiksliai smūgiuoti. Dar kartą parodau ir pereisim prie sekančių smūgio. Aišku, yra įvairių technikų. Su pagąsdinimu tartum norėčiau spirti mavašį smūgį, tačiau išeišėdu ir perinu prie majo smūgio. Bet apie tai mes vėlesnėse pamokėlėse, kaip atidirbinėsim ir mokinsimės kombinacijas. Sekantis kojų smūgis tradicinis, mes kalbame apie tradicinius smūgius, kur dažniausiai yra naudojami. Tai yra kojų smūgis laukis smūgis, smūgiuojama su šita kojų dalimi, tai yra nuo pėdos į viršų link kelio. Šita kojos dalis atlieka pagrindinį smūgį. Tai būtų taip. Esminiai dalykai yra tai, kad jums su atraminė koja turi jums netrukdyti, kad nebūtų taip, kad jinai stovi pirštais į maišą ir jūs, kada smūgiuojat, jos nepasukat. Galite įsinarinti per kelio sąnarį. Todėl labai svarbu, kaip ir minėjau pradžiai, kulnai pakelti, jūs tiesiog pasisukat. Tam, kad galėtumėt smūgį padaryti ne vien tik tais pataikant į maišą, bet tuo pačiu ir padaryti tokį nustumimo smūgį į gylį. Vadinasi, smūgis į gylį. Opa! Dar kartą. Tai yra efektingesnis kovos metu, tam, kad priešininką galėtumėt nukautuoti. Toliau sekantis smūgis. Tai yra aukštas smūgis, mavašis smūgis į galvą šiuo atveju. Tai reikalauja tuo pačiu ir prasitampimų, nes pakelt koją reikia mokėti ir tuo pačiu reikia būti prasitampiusiam, kad galima būtų pakelt koją iki galvos savo priešininkui. Smūgiuojama šiuo atveju atvirkščiai smūgiuojama su priekinė kojos dalimi, su pėda. Aišku, yra smūgių, kada galima aukštą smūgiuoti ir su kaulu šito. Tačiau šiuo atveju tradiciniai smūgiai daromi, kada smūgiuojama su pėda. Vėlgi, labai analogiška technika. Jūs turite ant atraminės kojos nebijot pasisukti, tiesiog, kaip demonstruoju, pasisukti. Ir šiuo atveju kairė koja, jinai kelią išsiveda į viršų, išsikelia ir išmetama nuo dubens, perinama inercija prie linkelių ir atliekamas smūgis. Yra smūgių aukštų, kada smūgiuojama iš kojos, iš inercijos pasisukant korpusų ir koją prametant tiesiog pro priešininko galvą
Jeigu pataikoma, tai vadinasi nusinešt galima priešininkų galvą kartu su savo koja. Tai būtų kaip ir prasisukimas. Tai būtų toksai daugiau kaip kickbokso, muay thai smūgiuose, karate smūgiuose. Dažnai naudojama toks trumpas smūgis. Jis yra efektingas, jeigu taisyklingai pataikius į tam tikrą vietą, į galvos tam tikrą sritį. Taigi, dar kartą pasikartosiu Maegeri smūgis. Nusai tiek viena, tiek kita koja. Susilenkimas ir spirkuliavimas. Tiesus, kad būtų. Toliau smūgiuojama laukikas. Žemas smūgis. Toliau per korpusą, tai bogi smūgiuojama su šia kojos dalimi, nuo pėdus iki kelio. Ir aukštas, kada smūgiuojama su pėdos dalimi. Visuose smūgiuose taipogi reikalingas lankstumas, prasitavimas, kad galėtum koją išvesti į smūgio trajektoriją. Tai dar kartą pasakysiu, labai svarbu dubuo, kad dubuo įsisuktų tiek į vieną pusę, tiek į kitą pusę. Kelio išvedimas, kad galėtumėt padaryti inerciją iš pėdos arba iš kojos aukščiau pėdos. Ir nuo savęs taipogi kaip principas sprendžinos. Susitrauk ir smūgiuoju. Ir vėl grįžtu į pradinę padėtį. Rankos taipogi visą laiką pakeltos. Tai būtų 3 tokie esminiai smūgiai. Taipogi yra smūgis už širo, kada prasisukam iš šonų, smūgiuojam su koja. Joko smūgiai yra, tačiau kitose tai pamokėlėse tai yra sudėtingesni smūgiai, kur bus galima jums parodyti, kaip galima išmokti, kada išmoksite šios smūgius. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjote. Su mumis kartu buvo sporto klubas Nagli Gym, kartu su sporto bulvaru. Ačiū.